dėl nekilnojamo turto aš jį Privalom, sustabdyčiau. čia privalomas sveikatos draudimo. Ai, čia PSD. ne apie tą. PSD. Nes už orą aš pagalvojau, kad čia kaip nekilnojamas turtas už Na, orą. tarkim, žmonės moka PSD mokestį, bet sveikatos paslaugų negauna. Na, tai gaunasi kaip ir už orą. Ne. Čia nėra taip paprastai. Rupūs miltai, tai nėra taip paprastai. Tas mokestis vienoks ar kitoks, jis privalo būti, arba mes visai kitokią finansavimo sistemą turime visi kartu nuspręsti. Aš labai puikiai atsimenu, buvo 33% pajamų mokestis. Čia 94-95 metais aš tada siaubingai daug uždirbdavau. Tiksliau 2 metus uždirbau. Siaubingai daug. Pagal tuometinis mūsų. Ir aš atsimenu, kad 33% buvo mokestis. Ne, o dabar gyventojų pajamų mokestis, ir jisai vadinosi gyventojų pajamų mokestis. Ir jame buvo už viską. Dabar padarė, kiek čia, 15-20%, ten įvairiai skaičiuojant, ar ne? Tarkim, 20% ir tada dar sodros padarė atskirai, dar privalomas sveikatos draudimo atskirai. Nes kai yra 33% mokestis, tai tada valdžios uždavinys, kaip po Seimo rinkimų, tampom į vieną pusę arba tampom į kitą pusę. Kam daugiau pinigų paskirti, o kai nėra nurodyta, kad sveikatos apsaugai tiek yra pinigų surinkta, tai tada galima nuimti arba padidinti. Tai šitoj vietoj yra truputėlį prasmės, pakankamai logiškos. Iš gyventojų pajamų mokesčio yra skiriama tom sritim, sodros mokestis šitom sritim, o sveikatos draudimo mokestis būtent sveikatinimo programom visokiom. Bet pagrindinis tada kabliukas prasideda. O kokie yra prioritetai? Ir kam sveikatos atžvilgių, medicinos požiūrio atžvilgių, kurie yra prioritetai? Ir čia yra jau valstybės pasiskirimas ir sprendimas. Galima paimti ir nuspręsti, prioritetas yra ligų gydymas. Tai gydysim, kuo toliau, tuo daugiau reikės pinigų ir pinigų visada trūks. Nebejotinai tik tai taip. Galima nuspręsti, kad ir visada pinigų trūks. Pakartosiu, kaulų čiulpų transplantacijos operacija 250 000 eurų. Kur Lietuvoje sumoka ligonių kasa, nes per ligonių kasą pinigai eina, tai ligoniniai, kurioje atlieka. Jeigu autologinė, jeigu iš manęs, tai grubiai 100 000 eurų. Ligoninė gauna tiek pinigų. Tas žmogus ar ką nors moka, jam nebūtina mokėti. Net jeigu jisai atsidėkoja daktarui dėl kažko, nes jam labai patiko, ar ne, tas daktaras ir taip toliau. Tai jisai tik tai simboliškai atsidėkoja. Nei 100 000, nei 200 000 jam mokėti nereikia. Bet klausimas dabar. Mes galim šitom sritim pinigus skirti ir visada pritrūks. Užtat aš pakartoju, kad daugkartinai sakiau, jau prieš turbūt 7-8 metus. Farmacinės firmos susirinkimuose savo viešai sakė, reikia naują vaistų kompensavimo metodiką visam pasauliui sukurti. Kodėl? Todėl, kad vieno ligonio gydymas kainuos apytiksliai planuojant po $1 milijoną. Ir jokios valstybės negalės tiek sumokėti. Tai pavyzdžiui, tą $1 milijoną sumokat. Aš kaip pavyzdį sakau, dabar 200 000, o paskui 10 metų po 100 000 už tą žmogų. Tai šitoj sferoj galvojant, pinigų visada truks. Tai tada, bet yra kita sfera, tai sveikatinimo, kuri nuo darželio pradėti. Ir jos net yra kitokie ir terminai. Ne kiek žmogus gyvena svarbu, o kiek žmogus gyvena nesirgdamas, gerai besijausdamas. Nes gyvenimas, kai aš esu ligonis ir iš lovos išlipti negaliu, ir gyvenimas, kai aš gyvenu, o paskui, kadangi vis tiek numirti visi turėsim, tada susergu, jau ir nėra ką padaryti, tada per 6 mėnesius ir numirštu. Tai čia yra vienas gyvenimo variantas, o kitas 20 metų gyvenu ir vis vos klapsiu, ir man sunku, ir aplinkiniams sunku.
tai kokio norit gyvenimo, neabejotinai visi pasirinktumėt tą vieną patį geriausią. Bet jį norint pasiekti, pinigų ten ypatingai daug nereikia. Ten reikia santykinai labai nedaug pinigų, bet reikia pradėti nuo darželio ir reikia ugdymo procesą. Nuo darželio, nuo mokyklos, nuo studentų, 20-mečiam, 40-mečiam, specialias programas skatinti ir taip toliau. Ir efektas būtų tik tai po 10, po 15 metų, o Seimo kadencija 4 metai. Ir tada niekam čia neįdomu. Ir priedo, kadangi ten pinigų nėra daug, ten ir nereikia daug skirti, ar ne? Galingų farmacijos firmų, kurios stovėtų ir sakytų, elkitės šitai, irgi nėra. Lobistų šitoj vietoj irgi nėra. Ir kai nėra, tai tada mes akcentuojamės ir užtat va čia ir profesorius Kirkutis seniau irgi teisingai sakydavo, ir tas pats Kepenis irgi teisingai, ligų ministerija. Tai nuo to prioriteto išskirstimo, va ten pagrindas pasidaro. O sveikatos draudimo mokestis, jis kažkoks privalo būti ir geriau, kad jisai būtų atskiras, nes mes tada tikrai žinom, kam paskirta. O lyginant su turtingom šalim, kadangi atlyginimas, pragyvenimo minimumas visai kitoks, tai pas mūsų tas mokestis yra absoliučiais skaičiais, ne procentiniais, mes labai nedaug pinigų surenkam. Bet, pabandžiau atsakyti. Toliau.